Šeštame klausime didelė dalis tavo sėkmės priklauso nuo to, ar sugebi išskaityti iš grafiko informaciją, tai tuoj paaiškinsiu, kaip tai reikia daryti, ir taip pat pastebėti, kad mums pasako jau, kuo reikia remtis, tai kulono dėsniu, vadinasi, reikia gerai žinoti formulyną ir kur to kulono dėsnio ieškoti formulyne, bei atkreipti dėmesį, kad čia yra du vienodi elektros krūviai. Tai šito mums reikės netrukus. Gerai. Pirmas žingsnis – susirasti kulono dėsnį formulyne. Pasižiūrim formulyną, čia jo reikia ieškoti prie elektra ir magnetizmas. Pati pirma formulė yra kulono dėsnis. Gerai, tai ją ir nusirašysim pas save. Vadinasi, mums reikės naudotis kulono jėgos, arba kitaip sakant, kulono dėsnio formulę. Ir mums pasakyta, kad Q1 ir Q2 yra lygus. Todėl galime juos parašyti kartu. Q kvadratu. Nes Q kart Q bus tiesiog kvadratu. Taip, tai pasižiūrėkim, ką turim ir ko ieškom. Turime K, ieškome Q, o R ir F mes rasime grafike. Grafike reikėtų ieškoti kuo tikslesnio taško. Tai pavyzdžiui, toks taškas bus nelabai tikslus, nes čia nelabai aišku, koks tas R atstumas yra. Ar tai yra 0,018, daugiau mažiau, neįsivaizduoju. Todėl reikia ieškoti tikslaus taško. Pavyzdžiui, labai geras taškas būtų štai čia, nes matome tiesiai ant padalos linijų. Tai žinom, kad atstumas yra 0,03, o jėga 10 N. Taip pat gerai tiktų šitas taškas ir šitas taškas. Bet mes pasinaudosim šitu. Kurį paimsi, nėra taip svarbu. Svarbu tik tai, kad tiksliai matytųsi to taško koordinatas. Gerai, vadinasi, R turime, F turime, mums belieka išsireikšti, kam lygu Q. Tai jeigu F yra lygu K kart Q kvadratu iš R kvadratu, mums reikia perkelti R kvadratu į kitą pusę, dauginame iš R kvadratu ir gauname, kad F R kvadratu yra lygu K kart Q kvadratu. Tuomet perkeliame K į kitą pusę, daliname iš K, gauname, kad F R kvadratu padalinta iš K yra lygu Q kvadratu. Ištraukiame iš abiejų pusių šaknį ir tuomet jau gauname, kad Q yra lygu F R kvadratu padalinta iš K ir ištraukiam šaknį. Ir įsistatom skaičius tuomet. Turime 10 N kart 0,03 kvadratu ir dalinam iš 9 kart 10 devintuoju, nes mums K buvo duotas 9 kart 10 devintuoju. Viskas suvedame skaičiuotuvą tuomet. Taip, pradžioje rašom šaknį ir iš karto pasirašom trukmeną, nes mums jos reikės. Tai 10 kart 0,03 pakeliam kvadratu, einame vardiklį 9 kart 10 devintuoju. Ir suskaičiuojam, pasiverčiam į dešimtainę, gaunam 1 kart 10 minus 6. 1 kart 10 minus 6. Kadangi čia viskas skaičiavam pagrindiniais matavimo vienetais, niutonais, metrais, tai ir gaunam atsakymą pagrindiniais matavimo vienetais, tai yra kulonais. O kaip mums atsakymą reikia parašyti? Mums atsakymą prašo parašyti mikrokulonais. Mikro tai yra tas pats, kas kart 10 minus 6. Tai čia bus tas pats, kas 1 mikrokulonas. Ir šitą rašom atsakymę. Dabar vienas papildomas momentas, jeigu tau ne visada gaunasi suskaičiuoti su skaičiuotuvu teisingus atsakymus. Labai dažnai tai vyksta dėl to, kad vartiklyje būna keli skaičiai sudauginti. Jeigu pas tave skaičiuotuve neleidžia suvesti visko į trukmeną ir viską reikia rašyti eilute, tai tuomet tokį veiksmą reikėtų rašyti štai šitai. 10 kart 0,03 kvadratu ir tada dalinam iš 9 ir tada dar kartą dalinam iš 10 devintuoju. Gaunam atsakymą ir tada iš šito atsakymą ištraukiame šaknį. Ir gauname tą patį skaičių.